visi, kas nori operacijų, kokių nors plastinių, neplastinių, tik čia mes sukeičiam rengeno kojas su būdu. rankomis, ausis įtaisom vietoj sparnų, ne? Taip, be abejo. Kaip tau pavyksta tuos kaulus įžiūrėti, ten griauti tuos sąnarius, kaip... Aš dažniausiai juos žiūriu blogai ir po to tenka naikinti. Aš turiu rentgeno reką, akinius labai gerus, kurie padeda matyti tiesiog viską pro odą, pro raumenis, dėl matau visus kaulus. Dabar prašau pasakyti visą tiesą, ką jūs čia veikiat. Lyčių po nusikaltimo vietos. Kodėl tu čia ateini šitas pamokas? Kuo tau jos patinka? Noriu išmokti anatomiją. Aferystė. Anatomijos nori išmokti? Taip. Iš tos susideda žmogus. O per biologiją nemokina jūsų? Mokė. Bet čia atskira tema buvo, trumpa. Čia viskas daug plačiau. Tai tu čia ateini ne tiek piešti mokintis, kiek išmok žmogaus anatomijos. Na, ir tą. Per piešimą išmoksti anatomiją. Vienu šūviu du zuikiai. Aš norėjau išmokti proporcijas iš tiesų. Proporcingai piešti žmogų ir pagal jo visas kūno sudėtis. Jį žinoti moksliškai, nemoksliškai, teoriškai ir praktiškai. Iščiupinėti visas kūno dalis. O kodėl tu nori išmokti piešti žmogų? Nes tai buvo viena iš mano svajonių. Čia galima sakyti, pildosi tavo vaikystės svajonės Ja. šitoj studijai. Ir jas padeda įgyvendinti mokytoja Liuda. Norėtum palinkėti žiūrovam. Būkit aktyvesni, nu. Mums reikia daugiau like ir share.